Sveiki, mėlyjei. Na, šiandieną turime labai šaltą dieną. Nors jau dabar atšilo, bet rytas buvo labai šaltas. Visur turbūt Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Bet nežiūrint tai, įrašą darau vėl iš automobilio. Sustojau, žinoma, Belmonto parke. Vėliau eisim pasivaikščioti po parką, šiek tiek pajudinti kauliukus. Tai kaip žadėjau, šiandieną turime įrašą apie furistus. Tai vadinamos furistus, apie jų vairavimo kultūrą, ir priminsiu, kad šių vaizdo įrašų tikslas iš tikrųjų yra kažkaip paveikti į gerąją pusę vairavimo kultūrą Lietuvoje. Niekam nepaslaptis, kad su šiuo klausimu labai nekokia situacija, nors yra žmonių, kurie sako, žinai, per 10-15 metų kultūra pasikeitė, gal aš čia skubu, gal čia labai daug noriu, bet man klausimas vienas, toksai kribžda pastoviai galvoje. Gerai, mes čia dabar šiandien dienai labai nusiteikę, taip didelė, gal ne visi, bet didelė dalis žmonių nusiteikę prieš buvusią Tarybų sąjungą, prieš tą santvarką, kuri buvo, prieš rusus, kurie čia kažkokie tokie blogiausi pasaulio žmonės dabar. Taip, tai dabar jūs man pasakykit, ta vairavimo kultūra, tas lakstymas, tas noras pasirodyti kelyje greitesnių, stipresnių, aplenkti, apipurkšti purvais kitą automobilininką. Tai čia kas yra? Čia europietiška kultūra? Aš tai sakyčiau, tai yra būtent rusiška kultūra, kurią aš ne kartą esu patyręs ir matęs būdamas Rusijoje. Dar prieš daug metų aš pradėjau aktyviai važinėti į Rusiją su savo buvusiais darbais ir ten prisižiūrėjau visokių vaizdų. Tai tie vaizdai iš tikrųjų matosi čia. Tai kaip mes dabar vairuotojai tokie europiečiai esam ir taip rusiškai elgiamės, kaip čia pavadinti šitą reikalą, jūs man atsakykit, parašykit komentaruose, galbūt pasidalinkit savo nuomonę, ir tiesiog pabandykit paoponuoti, gal čia sakau, gal aš neteisingai matau kažkaip, gal mano prisiminimai tokie, ne tokie, kaip turėtų būti. Šiandieną kalbu apie didelių automobilių, tai yra tų krovininių automobilių elgesį kelyje. Kaip taisyklė, 70%, įsivaizduojat, 70% tai, ką aš matau keliuose važinėdamas kasdien, sunkvežimių, tų, sakysim, Maximos, Rimi, automobilių su dideliam prikrautom priekabom, dar didžiulės priekabos, taip, su jais, nes reikia daug nuvežti produktų, tas yra suprantama, lekia didžiausių greičių, aplenkia normaliai važiuojantį automobilį, lengvą automobilį, aplenkia, tada metasi vėl į pirmą juostą, nes jam kažkaip per lėtai tas važiavo, ir tada važiuoja, tada vėl bando aplenkti, ir tokių vaizdų N, ir jie atvažiuoja, ir vėl kaip taisyklė įsiremia į tą patį šviesoforą, prie kurio susitinkam visi. Kaip įvardinti šitą dalyką, kur jisai nulėkė, kaip greičiau jisai pasiekė tikslą, ar greičiau tą parduotuvę galų galia, kad išsikrauti privažiavo. Nė velnio. Niekiek negreičiau, prie šviesoforo sustoja taip pat lygiai kaip tas normaliai važiuojantis žmogus. Tai kas su jais darosi, kas su tais žmonėm? Tai gerai, priskirkim juos prie mažiau išsilavinusių ar ten mažai išsilavinusių žmonių grupės. Koks skirtumas? Koks jų išsilavinimas? Aš žinau, kad ir aukšto išsilavinimą turintys žmonės vairuoja tokius automobilius, dėl tam tikrų gyvenime įvykusių įvykių, situacijų, jie dabar atrado darbą tik tai čia. Ir
Nu, reiškia, negali pasakyti, kad tai yra didesnė dalim neišsilavinę žmonės ir jie nežino, kaip tos vairavimo kultūros. Nemačiau už tokių įvykių nei Lenkijoje, nei Vokietijoje kažkaip neteko matyti, tuo labiau Anglijoje. Nu, neteko matyti, kad sunkus krovininiai automobiliai lakstytų. Taip, tam yra autostrados, tam yra ten motoriai vadinami, kuriuose jie važiuoja vėlgi leistinu greičiu. Ir ten tokie automobilių srautai, kad tu nepanardysi, ten tų automobilių yra tiek daug, kad, nu, ko gero, tie patys krovininių automobilių vairuotojai greitai paauklėja tokius chuliganus, kurie, nu, taip elgiasi, kad, nu, nes tai yra pavojinga iš tikrųjų. Kodėl pas mus taip yra? Pabandykit šitą dalyką, pabandykim padiskutuoti, komentarų pagalba, po įrašų ir gal mes atrasim kažkokią tiesą. Žinau, kad daro didelį poveikį žmogaus mąstymui, supratimui, suvokimui, aplamai smegenų darbui alkoholis. Ir tikrai žinau, kad didelė dalis vairuotojų, apie kuriuos aš kalbu, vartoja alkoholį. Silpnesnį, stipresnį, bet jie vartoja alkoholį dėl to, kad apsiramint, dėl to, kad atseit po sunkiaus darbo dienos, reikia kažkaip nusiraminti, reikia atsipalaiduoti. Klausykit, o tai kas jūs ten verčia taip lakstyti ir kelti savo ir kitiems stresą, kad reikia būtinai paskui apsiraminti, kad reikia tą alkoholį vartoti. Alkoholio vartojimas dar labiau sukelia organizme procesus, kurie veda į degradaciją. Tai jūs iš tikrųjų neapsiraminat, jūs nesuvaldot stresą. Jūs tą padaro tik tai tuo metu, kada alkoholį vartojat ir užmiegat iš karto. Nu, aišku, miegat jūs nepilnavertį miegą, čia vėl gilesni klausimai, bet tas kaupiasi ir jūs, apart to, kad jūs ten širdies sistemą gadinat ir einat į anapilį po truputėlį su kiekvienu tokiu žingsniu, dar jūs ir kaupiat ir kitokias sunkes ligas. Ir dar didesnį pavojų keliat važinėdami tokioj būsenoj. Tai, nu, mano siūlymas toksai jau buvo, nuskambėjo, kad galbūt verta iš tikrųjų nufotografuoti tokius automobilius, siųsti į policiją tiesiog, arba kas turi video registratorius, tos video įrašus siųsti į policiją ir, užsiimti tą skundimo akciją vardan to, kad keliuose taptų geresnė kultūra vairavimo ir kad pavojus tas sumažėtų, nes čia iš tikrųjų tai yra didelis pavojus žmonėm, kurie galbūt važiuoja su šeima, kurie ne vieną atvejį mes girdėjom, kada žudavo visa šeima su mažais vaikais. Kartais žudavo tėvai, vaikai likdavo našlaičiais vien dėl kvailo kažkokio tai to poelgio, to vairuotojo neadekvatumo įvyksta didžiulės nelaimės. Tai gal bandom tokiu būdu užkirsti kelią ir pasakyti tokiai vairavimo kultūrai ne. Vat paviešinkit šitą įrašą, dalinkitės to įrašu savo draugų tarpe, savo aplinkoj, registruokitės mano kanale, kurį va dabar jūs ir žiūrite, Bendrystės erdvė, kelkit pirštukus taip ar taip, nesvarbu, čia jūsų nuomonė visada yra svarbi, kokia jinai bebūtų. Ir tokiu būdu palaikykit to įrašo plėtrą, kad kuo daugiau žmonių matytų ir galbūt pamatys tie vairuotojai, gal jų draugai arba jų giminaičiai pamatys šitą įrašą ir parodys jiems. Aš žinau, jie pasiūs mane ten ant 3 raidžių, vėlgi rusiškais keiksmažodžiais. Čia vėl dar viena kultūros dalis, kur mes čia labai prieš Rusijos tą visą, prieš viską, kas yra rusiška, bet keikiamės rusiškai. Tik tai taip. Keiksmažodžių, nes aš negirdėjau lietuviškų iš tų pačių lietuvių patriotų, vien rusiškai svaro. Tai kitas klausimas, čia ne taip svarbu. Tai įsivaizduokit, važiuoju penktadienį, tai yra prieš beveik daugiau negu 2 dienas vakare,
įvažiuoju nuo Gariūnų pusės į Kirtimų gatvę, važiuoju tikrai 70 greičiu, nes ten yra ir kamera įrašanti, reiškia, greitį, yra apribotas greitis ir staiga šalia manęs iš pagreitėjimo juostai varo tyras su didžiulė priekaba, tą vadinamą, liaudiškai vadinamą fūrą, lenkia iš tos pusės, iš dešinės pusės, ta prasme, aš važiuoju pirmą juostą, jis važiuoja pagreitėjimo juostą daug greičiau tam, kad mane aplenkti ir įvažiuoti į priešais mane. Ir jis įvažiuoja priešais mane ir varo ten didžiausių greitų. Kokia jo būsena? Ką aš galiu pagalvoti? Neadekvatus žmogus už vairo. Su tokiu automobiliu, tai žingsnis iki avarijos, didžiulės nelaimės. Kitas atvejis visai neseniai irgi buvo prailginto autobuso su G raide 3G, kuris važiavo į oro uostą Dariaus ir Girėno gatve. Na, aš ten gavau iškvietimą ir kažkaip man reikėjo ten pasikrapštyti šiek tiek telefonę tam, kad priimti iškvietimą ir navigaciją paleisti. Tai ir tuo metu mano automobilis šiek tiek nukrypo į dešinę pusę iš antros juostos, nors ten jokių juostų nėra. Ten yra vienas bendras kelias, bet jau kaip ir pagal nutilėjimą paprastai mes važiuojam ten dviem juostom. Ir autobuso vairuotojas važiavo paskui mane, tokia situacija, ar ne? Ir jisai pamatė, kad aš šiek tiek nukrypau, žinoma, pasignalino. Nu, aš atsistojau atgal į savo vietą ir važiuoju, tai jisai per pirmą, ne per pirmą, aš paskui pasitraukiau į pirmą juostą, jisai aplenkė mane, autobusas prailgintas 3G, aplenkė mane važiuojantį normaliu greičiu ir užkišo autobusą. Jūs įsivaizduojat, užkišo autobusą. Veždamas keleivius, važiuodamas į oro uostą, jis užkišo man autobusą. Tai jūs galite įsivaizduoti, kokie vairuotojai sėdi už autobusų visuomeninio transporto vairo, autobusų vairo. Jūs galite įsivaizduoti? Škia, kaip aš išdrįsau jam šiek tiek sutrukdyti ar ten nukrypti į šoną. Taip, aš neteisus, taip, aš turiu būti dėmesingas, aš turiu laikytis saugumo ir taip toliau. Bet paaiškinau situaciją, kodėl taip įvyko. Ir tuo labiau, kad atstumas nuo mano automobilio iki jo buvo saugus, jam nereikėjo jisgi maršrutinis autobusas. Jam niekur nereikia lėkti. Gal jam viduriai susuko, gal vidurius susuko, gal jam, liaudiškai pasakysiu vėl, trydą užpuolė. Ir jam reikia greičiau davažiuoti. Bet, kaip šitaip elgtis? Tai vat, įsivaizduojat, ir tokių atvejų aš dabar, galėčiau pasakoti turbūt ilgai, daug, kiekvieną dieną tokių atvejų vyksta, situacija tikrai negera. Tikrai negera ir norėtųsi, kad ta situacija labai greitai keistosi. Dar kartą kreipiuosi jūs, padėkite šią situaciją keisti ir vairuojantis, ir nevairuojantis. Jūs vaikštot ir yra neadekvačių vairuotojų, kurie nemato perėjų, kurie lekia per perėjas didžiuliu greičiu. Ir gal mūsų tas žingsnis, toks viešinimas vis tik tai padarys kažkokią tai nors nedidelę pažangą į gerąją pusę vairavimo kultūroje. Iš anksto dėkoju jums, linkiu jums likusio gražaus savaitgalio, nesušalkit, būkit sveiki. Šaltis kartais gerai žudo virusus, bakterijas virusinės ir tikiuosi, kad jūs visi būsite sveiki. Ir dalinkimės, dar kartą prašau, dalinkimės šiuo įrašu kuo daugiau. Visiems sėkmės, laimingai.